aš tikrai norėjau pasisakyti, klausydamas jūsų kalbos pirmas, nes kalbėsiu labai bjauriai, tai paskui kiti gražiau pakalbėsiu. Bus daug geriau negu galiu tokią kalbą išgirsti. Šitoj ministerijoje aš dirbau daugiau kaip prieš 20 metų, Rita atsimena, ir daugiau kolegų kaip ir nematau iš tų laikų. Daugiau kaip prieš 20 metų pradėjom dirbti, Rita aišku, seniau pradėjau dirbti, bet aš atėjau po nepriklausomybės paskelbimo, atėjęs iš tą ministeriją, dabar tai pasižiūrėjau, kaip gražu viskas, iš tikrųjų labai laiptai ir kabinetai, daug grožybių čia padaryta. Mes visai kitaip ten buvom, bet čia jau skirtumo, čia gerai. Blogai yra tai, kad aš nematau nieko, kas įvyko. Ir tai yra turbūt blogis mumyse, kurie pradėjo tą reformą. Nes buvau vienas iš redakcinės kolegijos narių, kurie redagavo Lietuvos švietimo koncepciją. Ir mes, kiek aš suprantu dabar, ką mes parašėm tam tekste, nes daug ką ten ne tik redagavom, bet tiesiog rašėm ir kūrėm. Tai buvo toks nusiteikimas, jog dvasinis ugdymas yra prioritetinis dalykas. Kas yra dvasinis ugdymas? Šiaip jau mes, kai kalbam apie dvasią, tai turim labai tokią neapibrėžtą ir keistą požiūrį. Dvasia yra kažkas ten prie vyno taurės, su žvakėm ir žiūrint teatrą, kokį nežinau. Tai yra nieko panašaus. Dvasinis ugdymas yra suvokimas savos atsakomybės ir gebėjimas kelti egzistencinius prasmės klausimus. Ir galiausia tai yra sugebėjimas laisvai susitikti su kitu žmogumi. Ir tai ugdymas, kuris taip pat yra sugebėjimas susitikti ir su savimi. Tai yra labai svarbus uždaviniai ir mes, atsimenu, kėlėm tokią problemą, kad mokykla, tuo metu, aišku, tai buvo tarybinis palikimas, kaip mes sakėm, 92 metai buvo, kada mes tą koncepciją užbaigėm ir pateikėm viešuomeniai. Mokykla perkimšta žinių. Labai daug žinių, labai daug norima padaryti iš mokinio, iš to, kuris mokosi jauno žmogaus visą žinių, kažkokį, kuris, nežinia, kam tos žinios reikalingos, kam tiek daug reikia. Ir kad mes pamažu einam į tokią sistemą, kuri iš esmės vertina, yra konkurencinga, vadinasi, vertina tam tikrą pasiruošimo lygį, bet nieko nepadaro, kad žmogus augtų kaip asmuo. Mes norėjom tą procesą sustabdyti. Taip aš atsimenu. Praėjus 20 metų aš matau, kad situacija tik pablogėjo. Ir pablogėjo visais lygiais. Aišku, aš fragmentiškai susitinku dabar su švietimu ir su mokiniais, ir su mokytojais, bet susitinku nuolat. Nes ir dabar po mūsų pasitarimo negalėsiu pasilikti kavoj, bet važiuosiu į vakarinę mokyklą. Ir šią savaitę iš vis važiuoju po mokyklas ir bendrauju, taip kad aš turiu supratimą, kas ten vyksta. Ten vyksta baisūs dalykai, mano supratimo, ir aš tikrai kitaip aš negaliu jų įvardinti, nes iš tikrųjų tai yra tik tai didėjanti konkurencija, tik didėjantis kiekis žinių, kurį 12-okas iš viso, aš nežinau, kas iš jo daroma. Iš jo daroma kažkokia žinių mašina, bereikalinga ir mokiniai jaučiasi nereikalingi, čia jie nenori čia būti. Tas yra baisiausia. Ir tai darosi vis didėjančių tempų. Aš tikrai nematau jokio progreso. Aš matau tik regresą, tik tai baisų ėjimą atgal ir nežinau, net ne atgal. Aš net nežinau, kada tai buvo, tiesą sakant. Bet kita vertus, mano baisėjimasis čia nieko nereiškia. Aš galvoju, kad gal mūsų iškelti uždaviniai paprasčiausia buvo nerealūs ir nereikalingi. Europos Sąjunga yra ta konglomeracija valstybių, kuri
pagrindinių tikslų laiko konkurenciją, ekonomiką, ten efektyvę ir panašius dalykus, ir kam jai reikia to dvasinio ugdymo. Ir tada viskas yra tvarkoje. Tai apie ką mes tada kalbam. Aš matau, kad dvasinis ugdymas realiai kaip toks vyksta keliose mokyklose, jėzuitų gimnazijose abiejose. Tikėjimo žodžio įkurtoje mokykloje, krikščionių vidurinėje mokykloje, pranciškonų gimnazijoje drįstų pasakyti. Taip, tai yra išsiskiriančios įstaigos, ugdymo įstaigos, gal vienoj kitoj taip pat mokykloje, kitokio pobūdžio mokykloje kaip švietimo, šiuolaikinio ugdymo centras. Taip, yra, aš nesakau, kad visiškai nėra, bet tas, kaip vadina, mainstreamas yra visai kitas. Ir tikslai, ko gero, yra visai kiti. Ir aš dabar žiūriu kartais į Valdorfo mokyklas, kurioms aš nepritariu, kaip turintis tam tikrą tikėjimo patirtį žmogus, nes aš manau, kad tai okultizmu besiremianti sistema, tačiau nežiūrint to, vis tik Valdorfo mokyklos turi vieną svarbų dalyką – integraciją, apie kurią mes tiek kalbėjom prieš 20 metų, integracija, ugdymo skirtingų sričių integracija. Jie turi tą dalyką, jie aišku tą daro, mano supratimu, blogai, net tam tikrą prasme pažeisdami asmenybės suverenumą, bet tos integracijos reikia. Ir tada aš galvoju, kokia yra išeitis. Atvirai sakant, aš labai esu skeptiškas šiuo požiūriu ir galvoju, kad išeitis yra vienintelė. Versmės mokyklos nepaminėjau. Aš gal daug nepaminėjau ne vienos mokyklos, kur yra kitaip truputį. Bet išeitis yra vienintelė. Daugiau suteikti galimybių privačiom iniciatyvom, privačiom mokyklom ir ypač kalbant apie religinių bendruomenių mokyklas, kurios galėtų, parodyti kitokį ugdymo modelį. Ir žinoma, kad ne visiems jisai bus priimtinas, ne visiems jisai bus reikalingas, bet jis tiesiog bus. Svarbiausia, kad jis būtų, kad jis nebūtų sunaikintas. Ir pačiam savo kalbos gale 3 pastebėjimus. Pirmas pastebėjimas. Man yra labai baisu galvoti apie tai, kad švietimo reforma atėjo iki to, jog mes sunaikinom tą vientisą mokinio augimą nuo 1 iki 12 klasės. Dabar jis turi peršokinėti iš pradinės į vidurinę, iš vidurinės, iš pagrindinės į gimnaziją. Tai yra traumos ir kiekvienas psichologas jums pasakys, kad tai yra žmogaus, jauno ir mažo žmogaus gyvenimo trauma, katastrofa. Jis turi tą perėti kažkodėl, po to jis patenka į konkurencinę aplinką, kurioje jisai turi išgyventi ir dar parodyti, koks yra galingas. Tokius galios žaidimus žaisti. Ir vienam antras pastebėjimas. Vienas mano draugas sako, štai mano dukra dabar jau ten tokio amžiaus, kai reikia apsispręsti, ar jinai eis į gimnaziją, ar jinai liks krikščionių vidurinėje mokykloje su savo klase ir baigs ten 12 klasių. Sakau, tik nebūk kvailas ir nesiųsk jos į jokią gimnaziją. Jeigu jinai norės, jinai įstos į bet kokią aukštąją mokyklą ir iš tos krikščionių mokyklos. Bet jinai turės savo kartą, su kuria jinai užaugo. Tai yra nepaprasta vertybė, kurią mes prarandam. Ir tai, man atrodo, tam tikras susijęs ir su trečiu pastebėjimu. Aš jau sakiau, kad mokiniai, mano supratimu, šiandien išvarginti mūsų apšvietos paradigmos, tai yra, kad žinios, nežinau, mes iš 18 amžiaus turbūt sugalvojom, kad žinios pakeis visuomenę. Ir tai 21 amžiuje labai sėkmingai vystoma ta mintis. Ir tai mokiniai bėga, jie nori bėgti. Jie nori bėgti ne tik iš mokyklos, nori bėgti iš Lietuvos. Tai nėra vienetinis pastebėjimas. Aš buvau Naujosios Vilnios mokykloje ir vidurinėse mokyklose Vilniuje ne vienoje ir gimnazijose,
Kalbėjau su devintokais. Ir aš klausiu. Taip man jau patiko. Klausiu, kaip eksperimentas pasidarė. Sakau, kiek iš jūsų vaikai, ten jaunuoliai, aš sakau, ne vaikai, man atrodo vaikai, sakau, kiek iš jūsų, kai jūs baigsit mokyklą, pasiliksit Lietuvoje? Spėkit, kiek pasiliks. 1%. Paprastai. Sakau, kas jums taip nepatinka? Sakė, Lietuva tai yra baisiausia šalis, ten baisiau nebūna. Sakau, tai gal yra vis tik Europos šalis, kur baisiau? Na, pavyzdžiui, Baltarusija. Nesako, Baltarusijoje daug geriau. Sakau, kas jūs sulaikytų nuo to pasitraukimo iš Lietuvos? Jeigu prezidentė įvestų prezidentinį valdymą, tai dar galbūt rimtis. Tai žinot, tokie atsakymai verčia labai sunerimti. Ir galvot, kad dvasinis ugdymas mūsų taip užmirštas yra tiesiog tam tikras jau darosi žmogiškumo žlugdymas. Ir aš sakau, man tai kelia didžiulį nerimą. Ir kai jūs sakėt, kad pasakyta, ne tik kritikuoti, bet pasakyti kažką, kas padėtų, tai aš sakau, man vienintelį dalyką, kurį aš įsivaizduoju, tai kiek įmanoma sudaryti sąlygas kitokio tipo privačiom mokykloms steigtis. Ačiū. Dėkui.